Orai šąla ir vis labiau mums kiekvienam yra aktualu, kad mūsų namuose būtų šilta, na ir sąskaitos už šildymą būtų kuo mažesnės. Apsišildyti ir renovuoti namą ir dar įdomių sprendimų priėmė Žiburio gatvės 4 daugiabučio žmonės. Kuo ypatingas šis objektas? Dar kol kas matome tik cokolis apšildytas. Taip, tai dar tik pradedami renovacijos darbai, nors procesas jau tęsiasi ilgai, nuo 2019 metų. Ypatingas yra tuo, kad namas pataps nepriklausomas ir valdomas pačių butų savininkų. Tai yra nepriklausomas nuo šilumos tinklų, vanduo ir karštas vanduo ir šildymas bus ruošiamas pasitelkiant geoterminius gręžinius, saulės energiją ir visi kiti niuansai, kurie šiai dienai yra kaip ir naujovė. Turbūt mūsų mieste turim, bet nepilnai gyvendintus iki tiek išplėstus namus, kaip bus šis namas. Rezultatą pamatysim dar po gerų metų. Taip, nuo 2019 pradėjo tą kelią daugiabučio žmonės ir kaipgi sekasi, na, tas žingsnis po žingsnio, kiek jums pačiai, gerbiama Rita, teko prisidėti, nes tikiu, kad tų slenksčių visokių buvo įvairiausių. Taip, slenksčių buvo su šiuo namu labai daug. Iš tikrųjų, gyventojai dar 19 metų spalio mėnesį pasirengė investicinį planą, jį patvirtino, prasidėjo projektavimo darbai. Projektavimas, kadangi sudėtingi ir įrengimai, ir projekto dalys, derinimai užtruko ir tiek su šilumos tinklais. 2 metus projektas buvo rengiamas, kol galų gale gautas statybos leidimas. Tada, kaip visi žinom, ekonominė situacija pakišo koją, pritrūkom biudžete lėšų, kurios buvo numatytos 19 metais, teko gyventojams vėl didintis biudžetą, ko dabar, sakykime, pasiekoje turim džiugią naujieną, kad turim rangovą ir darbai jau pradėti. Taip, ir jeigu žmonės apsisprendė 2019-aisiais, tai tarsi irgi sunkus sprendimas. Žinom, kad ne taip ir lengva apsispręsti ir ryžtis. Tai kaip sekėsi vėlgi jūs įtikinti kituose etapuose, kad reikia biudžetą didinti, vėl tas sąmatas pristatyti, kaip tai žmonės priėmė? Galiu pasidžiaugti šito namo gyventojais, tikrai supratingi, tikrai domėjosi, taip pačiai ir pirmininkas įdėjo didelę iniciatyvą, žmonės sutiko, suprato esmę, kodėl tai reikia daryti ir kad pasiekti tą rezultatą, koks tikrai bus pasiektas, dar teks metus pakentėti, bet iš tikrųjų sudėtinga nebuvo, nes žmonės suprato, kur eina, atėjo jau pasiruošę į renovaciją ir supranta, kas jų laukia dar ateityje, tiek su statybos darbais nepatogumą ir taip toliau, bet galutinis rezultatas, tikiuosi, tikrai jie liks patenkinti. Apie renovacijos pirmuosius žingsnius kalbinu šio daugiabučio pirmininką, jauną žmogų Martyną Kašelionį. Tikėtina, kad daugiabučio pirmininku ir tapote su tikslu renovuoti jį. Taip, kadangi pats esu buto savininkas ir kai nusipirkau butą, tai iš esmės buvo tikslas renovacija, todėl kad netenkino namo būklė, netenkino kaip atrodo namas, netenkino temperatūrą butų viduje, tai iš esmės tikslas yra renovacija ir kaip saugų gyventojams, kad užbaigsiu renovaciją ir užbaigsiu pirmininkavimą. Įkalbinės toliau dirbti. Tai jie įkalbinėja nuolat, bet iš esmės turiu labai daug veiklų darbų, bet iš esmės tikslas yra vienintelis, kad pasiekti renovaciją 100% ir kad ta renovacija nebūtų tokia, sakykime, šabloninė, kaip yra kituose namuose, tai toks buvo mano pagrindinis tikslas ir manau, kad pavyks jį pasiekti. Bet šis daugiabutis bus vienintelis toks Alytuje, kad ir nuo šilumos tinklų atsijungsite, ir saulės elektrinės, nes kai kurie namai lyg bandė. Miesto centre berods vienas yra namas. Kaip vis tik sekėsi, nes iššūkis milžiniškas? Jo, iššūkis yra milžiniškas ir, kaip aš sakau, bendradarbiavimo būdu. Ir čia gyventojai yra mažiausia problema, nes gyventojai suprato mano idėją, kodėl geoterminis šildymas. Aš labai aiškiai jiems parodžiau skaičius, padariau palyginimą tarp šilumos tinklų kainų, kalbėjom apie tvarumą ir apie daugybę tos investicijų metų į priekį, nes investicija yra tikrai labai didelė, lyginant, sakykime, su tuo šabloniniu variantu. Ir gyventojai suprato visą viziją ir pritarė šitai renovacijai, bet ne ties gyventojus yra tas proveržis šitos renovacijos. O problema didžiausia, kad reikia padaryti labai daug darbų. Tai iš esmės susitart su šilumos tinklais, kad jie leistų atsijungti. Tai vėlgi yra daug labai būdų, galima eiti teisiniu keliu, kuris yra toksai svyruojantis ir
labai ilgas procesas, o laiko mes, kaip žinia, neturim, tai bendradarbiavimo būdu, įtikinėjimo būdu, kalbėjimuose tiek su politikais, tiek su pačiu šilumos tinklais, tiek su butų ūkio pagalba, tai pavyko pasiekti tą rezultatą. Ir šiandien turim sąlygas, atsijungimo sąlygas, turim statybos leidimą ir pradėjom renovaciją. Tai iš esmės taip. Ir kokios tai sumos, manau, žiūrovams būtų įdomu sužinoti, kiek, tarkim, maždaug galėtų kainuoti vienam vidutiniam butui visas tas malonumas? Sudėtinga būtų pasakyti, nes butas nėra lygus butui, bet, sakykime, mėnesinė įmoka kvadratinio metro yra 1,40 € preliminari, sakykime, tokia kaina, tai pagal kvadratūrą galima lengvai nesudėtingai suskaičiuoti. Tai rinkos kaina tai yra dar pakankamai įkandama, tiesa? Jeigu lyginant su tam šabloniniam renovacijom, kai liekama prie šilumos tinklų ir nes tais pigesniais sprendimais, kai šiandien mes turim dažniausiai namus tikriausiai spėjo apie 1 milijoną, mes turim renovacijos kainą maždaug 1 400 000, tai lyginant su tais sprendimais, kurie leis mums taupyti daugelį sričių, tai manau, kad kaina yra pagal šios dienos ekonominę situaciją yra pakankamai įkandama. Apie 2024-uosius, kurie, liaudiškai tariant, ant nosies. Kai kurie politikai sako, kad Alytuje renovacija, tarsi per lėtai vyksta. Tai ką jūs jiems į tai ir kokios prognozijos 2024-iesiems? Tai 2024-iesiems tikrai renovacija vyksta, procesai vyksta nenutrūkstamai, tiesiog kaip visada sakau ir pasikartosiu dar kartą, renovacija prasideda ne tada, kai pamatom stovinčius pastolius ar apšiltintą cokolį. Darbai vyksta tęstinai, šiuo metu turim ir noriu pasidžiaugti 2024 metais pasileis 11 daugiabučių namų, kuriuos administruoja butų ūkis. Procesas yra taip pačiai tie namai jau 23 sausio mėnesį pradėjo žingsnius daryti, 24 bus projektavimo darbai, rezultatą ir statybas pamatysim 25 metais. Tikrai jis yra nenutrūkęs, šiuo metu šių namų laukiam finansuotojo patvirtinimo, apvo sutartys visos pasirašytos, 2 metam sutartys galiojančios, tiesiog 24 metais sustartuosim su projektų ir su rangovų pirkimais ir projektų rengimais. Taip pat noriu gyventojams priminti, tikrai kreipkitės, domėkitės, procesas tęsiasi. Šiai dienai, aišku, griežtėja reikalavimai, kai visada žmonės tikisi, kad kažkas gal atpigs, supaprastės, tikrai to nebus. Šiai dienai yra A klasės kvietimas. Sausio mėnesį jisai baigėsi, sausio 2 dienai. Tikrai iš valstybės turėsim kažkokias kitus tvarkos aprašus ir kitas programas. Tai kviečiam domėtis, kreiptis, patarsim, padėsim ir sustartuosim, kad miestas gražėtų.